Sveiki, eteryje rubrikų ciklo Ar žinojai, kad dar viena laida rengiama drauge su Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuru. Akivaizdu, kad skatinimas kuo daugiau judėti, rinktis ekologiškas transporto priemonės duoda vaisių, nes vis daugiau žmonių renkasi dviratį ne tik kaip turiningo laisvalaikio praleidimo formą, bet ir susisiekimo priemonę. Ką turėtume žinoti, į ką atkreipti dėmesį prieš leisdamiesi į kelionę su dviračiu? Apie tai šiandieninis mūsų pokalbis su Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato kelių policijos skyriaus viršininku Rolandu Gyliu. Labadiena. Labadiena. Pradėkime nuo statistikos, kaip keičiasi įvykių skaičiai, kuriuose nukenčia dviratininkai. Ar turime kuo pasidžiaugti? Eilė metų dviratininkų, nukentėjusių eismo įvykiuose tiek sužeistų, tiek žuvusių skaičius mažėja. Jeigu taip visiškai žiūrint į skaičius, tai pernai metais buvę tik apskrityje, Marijampolės apskrityje 2 žuvę dviratininkai, šiais metais kol kas dviratininkų nėra žuvusių. Sužeistų dviratininkų skaičius irgi eilė metų mažėja. 2015 metais sužeisti apskrityje buvo 9 dviračių vairuotojai, pernai 7, šiais metais kol kas tik 1. Natūralu, šių metų skaičius kol kas, kaip sakyti, jisai neparodo dar tikrojo to skaičiaus, nes sezonas dviratininkų dar tik tai įsibėgėja, dar tik tai porą mėnesių, kai jie, taip vadinkime, jau trasoje. Todėl tas skaičius dar, vadinkime, metų, jeigu tikrai koreguosi, bet žiūrint į tendenciją, skaičiai šiandien dienai kol kas vis eina mažėjančią linkmę. Nors dviratininkų skaičiumi gerokai atsiliekame nuo tokių šalių kaip Olandija, Danija ir Suomija, bet tenka pripažinti, kad su kiekvienais metais jų gatvėse gausėja. Prisimenant ankstesnius laikus, tenka konstatuoti, kad automobilių vairuotojai ne tik nesivaržydami burnodavo, bet akivaizdžiai ignoruodavo dviratininkus. Kokia situacija šiandien? Šiandien dienai dviratininkų, kaip ir jūs paminėjote, skaičius tikrai tiek Marijampolės apskrityje pakankamai didėja, įvairius dviratininkų žygiai organizuojami, tai mes matome jūsų susirenkant į masiškumą. Ir vairuotojai, natūralu, kad dviratininkas jiems toksai kaip ir tampa ne visiškai tas pilnateisis eismo dalyvis, jiems atrodo, kad jie čia tik tai maišosi, trukdo mums eismui paprasčiausiai. Tačiau pagal kelių eismo taisyklės dviratininkas yra pilnateisis eismo dalyvis, jam galioja visos pilnai kelių eismo taisyklės. Ir tuo pačiu ir vairuotojai turi laikytis kelių eismo taisyklių ir žiūrėti tos dviračių vairuotojus, juos pastebėti. Bendra kultūra dviratininkų su kiekvienais metais vis gerėja, atkreipkime dėmesį, gal prieš kokius 5 ar 7 metus retą, kurį dviratininkai pamatydavai su šviesą atspindinčia liemenė, veikiančiais pilnai žibintais, atšvaitais. Šiandien dienai tokių labai likę vienetai. Paprasčiausiai ir patys dviračių vairuotojai suprato ir tapo šiek tiek sąmoningesni ir suprato, kad juos pastebėti kelyje pakankamai yra sunku ir tie saugumo reikalavimai, kurie įvesti yra, jie tikrai yra reikalingi ir jų pačių labui tie saugumo reikalavimai yra. Bet galbūt paskatino naudoti šias visas priemonės numatytos baudos? Baudos pakankamai jūs tokios, kaip sakyti, liberalius ir šiandien dienai elementarus liemeninis nedėvėjimas ar važiuojant dviračiu bauda labai minimaliai, yra nuo 10 iki 12 eurų. Tačiau verta paminėti ir tai, kad ir policijos pareigūnų pakankamai griežta pozicija šituo atžvilgiu. Jeigu taip pasakius, tik tai pernai metais iš viso apskrityje nubausta beveik 3000 dviračių vairuotojų. Tai įsivaizduokim, koks tai yra skaičius per visą apskritį. Plius neblaivių vairuotojų yra nustatyta 731 dviračių vairuotojų. Tai skaičius tikrai didelis ir į mūsų prevenciniais priemonės reidai tikrai įtakoja tą dalyką, kad tikrai labai, ypač pravažiuojant per kaimiškas teritorijas, tikrai pastebi, kad vairuotojai dviračių pakankamai tampa drausmingesni, liemeniais uždėtus. Pasitaiko dar atveju, kad būna liemeniais ant dviračių vadinamus bagažiniais krovinių uždėta, tai toliau, bet didžioji dauguma vairuotojų tikrai jau iššaudyti. Tad jeigu nusprendėme leistis į kelionę dviračiais, kas turėtų būti žinotina, kaip pasiruošti saugiai kelioniai? Saugiai kelioniai pirmiausia, tai dviratyje turėtų veikti garsinis signalas ir stabdžiai. Tai kelių eismo taisyklėse parašyta, be šių priemonių dviratis aplamai negali būti naudojamas. Toliau privalo būti atšvaitai priekyje baltas šviesos atšvaitas, šonuose ant ratų stipinų oranžinė ir gale raudonas. Toliau važiuojamojo keliu, važiuojamąja dalimi, turi būti vienas iš variantų šviesių paros metu arba žibintai veikiantys baltas ir raudonas arba šviesą atspindinti ryškiaspalvį liemenį. Esant tamsiuoju paros metu ir esant blogam matomumui, blogas matomumas tai yra lietus, rūkas, ūkana ir taip toliau, turėtų būti abudu šitie aspektai.
pagrindiniai tokie dalykai, kurie, vadinkim, reikalingi dviračių vairuotojams. Be kurių jau į kelionę kaip ir leistis negalima. Su kokiais dažniausiai pavojais susiduria dviratininkai ir į ką reikėtų atkreipti ypatingą dėmesį? Kaip ir anksčiau truputį minėjau, dviratininkai dažnai susiduria su tuo, kad jų vairuotojai dažnai nepastebi. Arba jų veiksmai, tų pačių dviratininkų veiksmai yra pakankamai staigus, manevrai atliekami irgi neapgalvoti, greiti ir transporto priemonės vairuotojas paprasčiausiai jų nepastebi. Ir kaip ir paprastas pavyzdys, ir dabar vykstant pas jus irgi teko matyti, kaip važiuojama dalį pėsčiųjų perėjoje kerta su dviračiu važiuojanti moteris. Tai yra elementarus kelių eismo taisyklių pažeidimas, per pėsčiųjų perėją dviratį galima tik tai persivaryti. Važiuojamosios dalies kirsti negalima su dviračiu. Yra ir visa kita eilė tokių pažeidimų, kuriuos policijos pareigūnai tikrai kreipia dėmesį, jau, ką aš minėjau, ir vadinkim liemeniais ar švaitai. Tačiau ir ypač jaunimo tarpe mėgstame tai prisikabyti prie kitos kokios transporto priemonės, vienas kitą pavilkti, bandyti kažkaip pajuokauti ar dar pažaisti kažkas tokio, kurios tokių visi pažeidimai kartais baigėsi pakankamai skaudžiomis nelaimėmis. Taigi prieikime ir prie jaunosios kartos. Kokie reikalavimai būtent jauniesiems dviratininkams? Visų pirma, jauniesiems dviratininkams pats pagrindinis reikalavimas yra amžius. Amžius dviračių važiuojamoje dalyje, vadinkim, galime važiuoti tik tai nuo 14 metų. Aišku, pagal švietimo ministerijos parengtą mokymo programą, mokyklose išklausius tam tikrą kursą ar gaus pažymėjimą, galima nuo 12 metų. Ir dar vienas reikalavimas yra toksai, kad, kaip sakyti, šiek tiek liberalesnis, kartu su suaugusiais jau važiuojama dalimi gali važiuoti nuo 8 metų vaikai. Jeigu yra suaugusių palyda, artimųjų, tėvų ar kitų pilnamečio asmens, vadinkime, jisai gali dalyvauti viešajame eisme nuo 8 metų. Ir vienas toksai pakankamai geras aspektas yra gyvenamojo zonoje galima neribotai važinėti dviračiu. Tai yra gyvenamoji zona, tai zona, kuri pažymėta kelio ženklu. Klausytojams galbūt trumpai paaiškinti, tai mėlynam fone, baltomis juostomis nupiešti namukai, vaikščiantys žmogeliukai, tai yra zona gyvenamoji, kurioje dviračių eismas visiškai neribojamas. O kalbant apie amuniciją? Ir šalmai natūralu, kad iki 18 metų asmenims šalmas yra privalomas, virš 18 metų pagal kelių eismo taisyklės jisai yra rekomenduojamas. Tai kokius dažniausiai pažeidimus daro dviratininkai? Kokias kelių eismo taisyklės dažniausiai jie ignoruoja? Dažniausiai pasitaikančios kelių eismo taisyklių pažeidimai, kas liečia dviratininkus, tai liemenių nedėvėjimas, žibintai, atšvaitai, vadinkim, techniškai netvarkingi arba neįrengti, važiavimas važiuojamąją dalimi, kai įrengti dviračių takai arba dviračių ir pėsčiųjų takas kartais būna bendras įrengtas, o jie važiuojamąją dalimi, arba važiavimas važiuojamąją dalimi ne prie dešiniojo krašto, kas reikalavim kelių eismo taisyklių, kad dviračiu važiuoti prie dešiniojo krašto, tai važiuojamąją dalimi, jeigu neįrengta dviračių takas. Kaip jau minėjau, dažnai jau tas pažeidimas tikrai pasitaikantis, kai dviratininkas jis privažiuoja prie pėsčiųjų perėjos ir jie kerta net nesustodamas. Tai transporto priemonės vairuotojui staigiai sustabdyti šitoje situacijoje praktiškai apsunkina 100% situaciją ir sustabdyti praktiškai nebeįmanoma. Toliau, vadinkim, visi prisikabinimai, vienas kito tempimai, vilkimai, taip toliau tokie jaunimo tarpe pasitaikantys pažeidimai. Na ir pabaigai turbūt reikėtų paakcentuoti ir važiavimą dviračiu pakėlus taurelę. Natūralu, kaip aš jau ir minėjau, pagal skaičius, tikrai ypač kaimiškose teritorijose dar dažnai pasitaiko neblaivių dviračių vairuotojų. Tikrai ir net ir miesto dienų metu buvo keletas atvejų nustatyta, tikrai, kurie atvažiavo galbūt į miesto dienas, ar tik tai buvo prašaliečiai pro miesto dienas, tačiau irgi namo vyko jau pavartojo alkoholio. Jie tampa potencialiais nelaimės šaltiniais ir pakankamai su didelė grėsmė kitiems vairuotojams, nes šių asmenų veiksmai kelyje tampa jau šiek tiek nebeprognozuojami ir nevaldomi. O pabaigai paprašysiu paneigti arba patvirtinti liaudyje sklandantį gandą. Teigiama, kad turintis automobilio vairuotojų pažymėjimą rizikuoja jį prarasti, jei važiuojant dviračiu bus nustatytas ribą viršijantis girtumas. Tai yra mitas. Vadinkim, tikrai važiuojant su dviračiu išgėrus, vairuotojų pažymėjimų ir specialiosios teisės vairuoti transporto priemonė tikrai neprarandama. Paneigdami šį mitą, tikrai nenorime paskatinti išgėrusius automobilių vairuotojus sėstis ant dviračių, kadangi atsakomybė už važiavimą dviračiu išgėrus taip pat yra neišvengiama. Vairuojant dviratį išgėrus, sankcijos tikrai pakankamai irgi
skaudžiaus iki 1,5 promilės, tai yra lengvas girtumo laipsnis. Bauda yra iki 150 eurų, o jeigu išgėrė daugiau, tai yra nuo 150 iki 200 eurų. Tai pakankamai irgi, manau, skaudi gali būti pamoka. Tai ačiū Jums ir už mitų griovimą ir už suteiktą informaciją. Dėkui ir Jums. Tiek šį kartą. Priminsiu, kad rubrika Ar žinojai, kad galite klausytis kiekvieną ketvirtadienio pakartojimų šeštadienio rytmetį. Na, o mes siekdami, kad rubrikos būtų naudingos kasdieninėme jūsų gyvenime, kviečiame jūs aktyviai dalyvauti kūrybinėme procese. Jūsų klausimų ir pasiūlymų laukiame elektroniniu paštu noriu-girdėti@gmail.com. Daugiau informacijos apie Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuro veiklą, renginius ir užsiėmimus rasite biuro svetainėje internete adresu marijampolėsvsb.lt. Visos naujienos Facebook paskyroje Marijampolės visuomenės sveikatos biuras. Rūpinkimės savo ir artimųjų gerą savijautą patys, o mes tenksimės naudingą informaciją jums padėti išlikti sveikiems. Iki kitų susitikimų.